Mums nepaprastai malonu čia būti. Atvykome iš Švedijos. Šiam judėjimui nepriklausome labai senai. Tačiau mums tai buvo nuostabus atradimas. Mes atradome pačią gamtą. Esu čia su savo kolega Katrina. Katrina, ateik arčiau. Dabar jau geriau. Katrina, kaipgi viskas prasidėjo? Mes abu nuvykome į asmeninio tobulėjimo seminarą, jį vedė ponas Robinsas. Mes klausėmės apie tai, kaip galima pagerinti savo gyvenimo kokybę visose srityse. Aš nuvykau ten ne tam, kad sužinočiau apie sveikatą, tačiau pačią paskutinę dieną buvo kalbama apie sveikatos iššūkį. Buvo siūloma išbandyti kai ką naujo 10 dienų. Mes tai ir padarėme. Man atrodo, nei vienas iš mūsų nemąstė, kad bus įmanoma pasiekti tokį sveikatingumo lygį. Aš atsikračiau įvairių alergijų bei kitų kūno problemų. Mes dabar norime pasidalinti šią žinią su kitais, nes iš tikrųjų nuostabu, ko galima pasiekti taip maitinantis. Vėliau mes susitikome seminare Balyje ir abu turėjome tą pačią misiją. Norėjome daryti įtaką Švedijai ir be abejo visam pasauliu, tačiau pradėjome nuo Švedijos. Mes pasišnekėjome, kaipgi tai daryti, Maiklai, kaip tai daryti. Noriu pridurti, kad būtent kaip ir sakė Katrina, aš pajutau, kad aš jau vadovavausi viskuo, kas Švedijoje buvo kalbama apie sveikatą. Tad maniau, kogi dar gali mane išmokyti tas sveikatos seminaras. Nieko. Bet iš tikrųjų nepaprastai nustebau, kai pamačiau, kad yra dar daugybė lygmenų. Aš jau buvau sveikas, tačiau man atrodo, kad yra tiesiog neišmatuojamas skaičius sveikatos lygmenų. Mes su Katrina prisijungėme prie tos misijos. Man kilo klausimas, kaip galima tuo pasidalinti Švedijoje ir taip pat mes norėtume remti šį judėjimą Lietuvoje. Na, bet grįžkime prie Švedijos. Kilo klausimas, kaip paskleisti tą žinią. Ji buvo tokia nuostabi, o niekas apie ją nežinojo. Atrodo visiškai savaime suprantama viskas, tačiau aš labai daug visko skaičiau, įvairių knygų ir tuomet pradėjau reklamuoti gamtą. Atrodo, kad tai skamba ganėtinai keistai. Kągi mes darome Švedijoje? Visų pirma, mes pradėjome steigti restoranus, dabar turime 50 tokių vietų. Atsiprašau, pradėjome organizuoti vakarienes. Ir tokiuose vakarienėse gali susitikti žmonės, pasidalinti savo gyvenimo istorijomis ir svečiai atvyksta iš visų Švedijos kraštų. Čia mes būname kartu, gaminame. Ir taip pat žmonės neprivalo iš karto pradėti gaminti, tiesiog gali pažiūrėti ir mokytis, kol įsidrąsins. Mes turime įvairius kursus, kuriuos siūlome, taip pat įvairias paskaitas, kuriuose dalyvauja tarptautinės žvaigždės. Daugelis iš jų yra šiandien čia. Mes kvietėme tokius žmonės į Švediją tam, kad jie įkvėptų kitus. Prašėme, kad atvyktų į tas vakarienės ir nušviestų tų vakarienių svečius. Taip mes skleidėme žinią. Kągi dar mes galime padaryti? Kągi mes dabar, Katrina, čia veikiame? Dabar mes organizuojame keliones. Žinome, kad yra daugybė šalių, kurios yra toliau pažengusios šioje srityje, tad mes norime parodyti švedams, kasgi yra daroma kitose šalyse.
spalio mėnesį, lapkričio mėnesį vyksime į Hipokrato sveikatos institutą, ganėtinai daug žmonių iš Švedijos ten vyks. Apžiūrėsime ir kitus sveikatos centrus, norime apsilankyti geriausiose sveikatos centruose visame pasaulyje. Ir aišku, mes galime suvienyti Švedijos bei Lietuvos pajėgas ir lankytis vieni kitų šalyse. Mūsų misija taip pat yra surinkti visą informaciją apie žaliavalgystę ir gyvą maistą. Mes esame įsteigę vieną interneto grupę bei Facebooko grupę, kurioje žmonės labai aktyviai bendrauja. Jie prašo vieni kitų patarimų, nes iš tikro žinių yra nepaprastai daug ir savo tinkle mes turime labai daug informacijos. Tad jo dalyviai padeda vieni kitiems. Nuostabu, kad žmonės gali spręsti tokius dalykus, kaip ką valgyti pusryčiam ar kaip išsigydyti nuo vėžio. Taigi pačios įvairiausios temos. Ši bendruomenė padeda priartėti prie gamtos. Mes norime viską sugrąžinti į savo vietas. Štai čia matote nuotraukas iš įvairių vakarienių ir kitų mūsų organizuotų įvykių, renginių. Štai čia mes išsinuomavome pilį prie Stokholmo ir tuomet surengėme labai prašmatnią vakarienę, nes norėjome parodyti, kad šis maistas gali būti patiekiamas pačiose prašmatniausiose vietose, jis tinka visur. Mums kyla klausimas, kaip pritraukti žmonės, kaip paskleisti tą žinią. Kai aš kalbu su žmonėmis, turiu per trumpą laiką papasakoti esminius dalykus ir iš tikrųjų žmonės užsinori prisijungti prie mūsų judėjimo. Mes taip pat norime pritraukti pačius įvairiausius žmonės, ne tik tuos, kurie serga, ne tik tuos, kurie turi sveikatos problemų. Būtent todėl mes išbandome pačius įvairiausius kelius, nes tiek darbininkai, tiek kiti žmonės iš tikrųjų gali gauti daug naudos iš tokio judėjimo. Galime iki rytojus vakaro čia šnekėti apie tai, kas vyksta Švedijoje, tačiau žinome, kad dar laukia labai daug įdomių kalbėtojų. Todėl norėčiau padėkoti Anai Vigmor. Kaip sakė Katrina, mes nuvykome į pono Robinso seminarą, tačiau mums pasidarė įdomu, kasgi už viso to slepiasi, koksgi yra pagrindas. Ir tuomet mes atradome Aną Vigmor. Dabar, kai mes daugiau apie ją žinome, aš suprantu, kad visi, kurie šiandien dirba žaliavalgystės srityje, turi padėkoti būtent Anai Vigmor. Man atrodo nuostabu, kokios iniciatyvos jie ėmėsi ir ką mums davė. Aš iš tikrųjų noriu skleisti jos žinią visur, kur tik tai galiu. Čia šiandien yra žmonių, kuriems noriu padėkoti. Pauliau, labai ačiū tau ir taip pat Petrui noriu padėkoti. Iš tikrųjų, be jūsų ši konferencija nebūtų įvykusi. Nekantriai laukiu tolesnio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Švedijos. Ačiū. Dėkoju, kad atvykote.